Sveiki visi. Tai prieš prezentaciją norėčiau pasakyti 3 dalykus tokius. Tai pirmas, aš labai jaudinuos, žinokit. Galbūt nesimatys, bet tikrai labai jaudinuos, širdis kalatojasi, bet viskas bus gerai. Antras dalykas, tai aš buvau tarp tų 52%, kurie dalyvavo čia pirmą kartą šitoje konferencijoje. Tai didžiausi pagirimai organizatoriams, pradedant nuo vakarėlio, baigiant pietumis. Tai galim paploti. Nu ir trečias dalykas, kaip ir mane pristatė, tai su GIS beveik nieko neturėjau prieš 2 metus prisijungdamas prie ID Vilniaus. Tai GISas mano gyvenime buvo tikriausiai tik tais Vazas ir Google Street Mapas ir dar bookingė, ne? Kaip pasižiūrėti, kur kažką užsibookinti. Tai viskas pasikeitė, kai prisijungiau prie ID Vilnius. Ir prisijungdamas prie ID Vilnius, teisingai pasakė, pradėjai į problemą žiūrėti iš vartotojo perspektyvos, ne? Čia tikriausiai irgi mūsų tokia gal klaida, kad mes žiūrime iš duomenų perspektyvos, bet po to nesuprantame, kokią problemą mes sprendžiame. Ir šiandien aš atėjau su tokia skambia gana prezentacijos pavadinimu, daugiau jokio Vilniečių pinigų švaistymo. Taip? Žinokit, nepatikėsite, bet tokios intriguojančios yra ne tik prezentacijos pavadinimai, bet ir naujienų antraštės mūsų portaluose. Taip? Tai aš čia palinkau keletą iš jų, nemoka atmintinai tų gatvių, vėl ardys rekonstruota Tenarboto gatvė. Sostinės istorijos seninės gyventojai pakaupė, tik savivaldybė nutiesė naują kelią, buvo susikirpta, kad po nenutiesas komunikacijos, ne? Tai reikėjo ardyti ir vėl lopyti. Išardė prieš 3 metus tvarkytą dviračių ir pėsčiųjų taką. Net forumuose yra, ne? Tokios nuotraukas, išlietas gražiai rinktinės asfaltas ir jau čia kažką tvarko inžinierininkai. Laukit. Paklauskit Dankunsko, klausykit. Tai va, tai aš noriu paklausti, kiek iš jūsų čia skaitėte tokias antraštės arba esate susidūrę su tokiam situacijomis? Reiškia, normaliai, tai reiškia, kad čia ne portalų problema, ne, kad tokias antraštės atsiranda, čia iš tikrųjų realiai problema yra. Ir ką, nu aš būdamas inovatyvus paklausiau, ChatGPT, gal tu gali man daugiau tokių šitų pavyzdžių parodyti? Ir žinokit, nustebau, sako ne. Tai aš nežinau, aš čia blogai paklausiau, ar jis tiesiog tingėjo man surasti. Bet kai jisai pasakė, kad čia tokia situacija, kai perkasamas gatvės, atsitinka dėl to, kad nesuderinta infrastruktūros planavimo tarp skirtingų institucijų ir įmonių, siekiant išvengti tokių problemų, svarbu užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp visų suinteresuotų šalių ir koordinuoti darbus taip, kad būtų sumažintas poreikis ardomai neseniai atliktams kelio dangos atnaujinimus. Nu, žinokite, aš perskaičiu šitą, sakau, aš taip negalėčiau parašyti iš tikrųjų. Tikriausiai ir iškart galėtum dėti projektą tikslą, ne tokį ChatGPT sugeneruotą sakinį. Tai mes bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, aš toliau vadinsiu tai VMSA, gerai, nes labai daug užtrunka ištarti visus šitų žodis, irgi susidūrė, sako, padėkite išspręsti šitą problemą. Tai prasme, kad ne antraščių problema, bet kad tokių situacijų nebūtų, ne? Tai ką mes padarėm, tai ID Vilnius sukūrė tokį sistemą ir taip aš papasakosiu trumpai, kaip jinai man palėtė. Taip, tai aš esu grynas Vilnietis, gimęs ir augęs čia, gyvenu Santariškėse, Google žino, kur aš gyvenu, ne? Ir Santariškės yra šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje ir ten yra tokia erdvė, kur labai smarkiai vystosi rajonas. Tikiuosi, tas rajonas bus antras Paupys, bet ne Perkūnkiemis, ne? Tai tikėkimės visi to. Ir kas yra, kad šitoj atkarpoj yra žvyrkelis. Įsivaizduojate, Santariškės miesto centras ir čia žvyrkelis yra. Kas atsitiko? Kad Vilnius ID taip pat padeda Vilniaus VMSA infrastruktūrai išreitinguoti, kurios žvyrkelius asfaltuoti. Tai daro kitos skyriaus žmonės, aš jokių neturiu bendrų interesų, jokios, kaip sakant, korupcijos, bet šitas kelias buvo atsirinktas kaip potencialus išasfaltuoti, ne? Aš trinu rankomis, sakau, turėsime dabar kažkur čia kilometrą atkarpą,
turėsiu gerą kelią, galėsiu tiesiai kirst kamščius, ten Lidlas yra, senukai tam pusiai, bus ir geras kelias pasivažinėjimas dviračių. Ir trinu rankomis, galvoju, dar pasinagrinėsiu biškai, ką čia man toje atkarpoje rodo kitos sistemos. Čia taip atrodo tas, baigėsi asfaltas ir ten toks gražus miško keliukas. Taip, ką mes matome Tise, čia jau yra nutiesas Vilniaus vandenų infrastruktūra, ten galima pažiūrėti informacijas, ten kažkokie tai, porą metų senumo kažkas ten ardyti ruošiasi, kažkokie ten dalykai, geroji, nieko tokio čia, 100 metų. Pasižiūri duomenys situaciją toje Mes Vilnius LT, tikrai kažką čia vandenio ir nuotekų šalinimo tinklai darys, čia kažkoks yra jau projektas, galvoju, bet, žinot, Šiaurinė gatvė 2. Bet pradėjome vykdyti šitą mūsų projektą dėka ir oplia. Taip, šitą gatvę pasirodo Vilniaus vandenys planuoja tvarkyti 26 metais. Kai aš gavome išasfaltuoti tą žvyrkelį, jau man tas kuratorius, koordinatorius, tarkime, vardas Ernestas, iš tikrųjų Ernestas, sako, tikrai išasfaltuosim 24 metais. Tikrai. Bet, sakau, Ernestas, žiūrėk, mes turim duomenis. Čia Vilniaus vandenys grinai po šitą atkarpą darys savo darbus. Taip, tai, žinokite, buvo nuspręsta, kad vis dėlto gal padarom išasfaltuojam, kai Vilniaus vandenys toje vietoje savo reikalus darys, tai 26 metais planuoja nuo rugsėjo mėnesio darbus. Tai sukūrėme tokią sistemą ir be šitų duomenų tikriausiai būtų dar viena antraštė. Kas sugalvojo šitą pavadinimą, tikrai labai kūrybingi žmonės, nes tai darbai, efektyvumas, koordinavimas, toksai kaip su vėliava negalėjai, tai tiesiog visur. Bet kas tai yra? Tai tokia yra platforma, kurią suplaukė visų savivaldybės infrastruktūrinių įmonių planuojami darbų planai. Tai jeigu mes Tise ir infrastatybą turime ką ir kaip darys, tai mes savo dėkę turime informaciją, kada tai darys. Ir kitas dalykas, kad čia papuola tie planai, kurie Tisio nėra. Tai yra daugelis tų darbų, arba kažkuri dalis darbų yra daroma be statybos leidimo. Tai tarkim kažkoksai ar kapitalinio remonto, kam nereikia, tai jų nieko nesusiderinsi, jų nieko ir nėra praktiškai, jų niekas nesidalina, bet mes juos turime. Tai kam dėk sistema skirta, tai visą pirmą VMSA darbuotojams, kurie planuoja ir prižiūri tvarkymo darbus, tai nuo asfaltavimo iki sodinimo, pėsčiųjų takų ir planavimo ir panašiai. Tai taip pat VMSA įmonėms priklausančiams infrastruktūrinėms, kurios tai yra platforma, į kurią teikia duomenys ir iš kurios gauna duomenys. Ir trečias dalykas, tai turime tokį skiltį rangovams, kur gali rangovai irgi prisijungti ir pažiūrėti, kas jiems yra priskirta, kokie objektai atlikti. Rangovų skiltis dar nėra labai plačiai išvystyta. Mes turime tokią problemytę, kad nėra labai kaip smarkiai priverstų rangovų ten dirbti. Reikėtų išsirašyti sąlygas, persirašyti sutartis, bet tiesiog turime tokią platformą, kur tai būtų galim daryti. Jau nusiuntę skaidrės, šiandien pagalvojau, mes dar 4 tokią grupę turime, tai visuomenė. Aš selijos nedėjau, nes tų duomenų dar mes neviešinam. ID Vilnius yra visom 4 už visų duomenų viešinimo, kas neprieštarauja GDPR-ui, asmens duomenų ir panašiai. Už visų duomenų, viską atverkim, matai. Bet tiesiog yra dalykų, kad to negalim padaryti, bet stengiamės, dirbamės dar to. Tai va, dabar kaip tie duomenys ateina į dėką? Tai toks populiausias būdas, sukūrė esame per Argis online servisus galimybę infrastruktūrinės įmonėms teikti tos duomenys, tai dažniausiai, ką paima persikelia tiesiog iš savo kažkokių projektų, nereikia jiems rankomis paišyti dėkę. Turime ir dėkę tokią galimybę, kad tiesiog ten kažkokius paprastus objektus gali įpaišyti rankytėmis, paprastais įrankiais. Ir trečias dalykas, kad galime mes integruoti iš trečiųjų šalių, tai pavyzdžiui, ESO objektai, elektros, pamiršau, ESO elektros linijos yra viešai prieinamas, tai mes irgi jas nusisiurbėm savo patogių formatu, jas atvaizduojame.
Tai kokios yra dabar duomenų apimtis? Tai ESO elektros tinklai, čia kalbame tik apie Vilniaus miesto savivaldybės ribas. Ir ten tiesiog tos linytės yra suskirstytos labai tokias dažnai smulkės atkarpas, tai dėl tas skaičius gana didelis. Galim pagirti Vilniaus šilumos tinklus. Jie mums sukėlė apie 60 objektų. Ir tie planai yra net iki 35 metų maždaug. Tai jau savivaldybė gali planuoti, matyti tas sankirtas, tarkim, su asfaltuojamas gatvėmis jau gana toli į priekį. Taip, Vilniaus apšvietimo tinklai irgi daug objektų, vandentiekio tinklai su buitinių nuotekų tinklais tikriausiai koreliuojasi, paviršinių nuotekų tinklų objektai. Vėliau prasideda VMSA gatvės, 153 kiekis, bet čia gaunasi šiais metais apie 53 km. Šaligatviai, kompleksiniai projektai tai yra, kai bus tvarkoma ne tik tais gatvė, bet ten ir apšvietimas, šaligatviai, tai reiškia, biškis daugiau ten reikalų yra, net negali tiesiog padaryti remonto, paprastojo remonto durų, tiesiog bus keičiama gatvė kažkokia parametrai, ne? Laiptai, dviračių takai, žvyrkeliai. Apie sistemos vartotojus. Tai mes viso dabar yra 154, dažniausiai daugiausiai yra tai infrastruktūros skyriaus darbuotojai, Vilniaus apšvietimas, grindos. Tai matome, kad nėra labai daug, bet nėra ir labai mažai. Čia mums galbūt svarbu yra kokybė, ne kiekybė. Tai kad čia prisijungtų žmonės, kurie tikrai tais duomenimis naudojasi ir tais dirba ir tie, kas daro sprendimus. Taip? Aš trumpai papasakosiu, ką dar ta sistema mūsų daro. Tai gavus duomenis, mes to juos sukartame erdvėje ir laike, identifikuojame sankirtas ir tiesiog, aš nemočiu čia, toksai perspėjimas buvo, jeigu ten yra nelogiškas, kad sankirtas, kad pirmą, tarkim, padarome antžemio darbus, o vėliau tik tais požemio, tai ten matosi toksai perspėjimas, kad yra sankirta ir ten raudonai dega, taip pat gal garantija yra kažkokia, tai ne, ir darbų vykdom būsina. Tai toks pagrindinis sprendimas, kaip čia, funkcionalumas, kad tų objektų savininkai prisijungia į sistemą, gali matyti tiesiog savo objektus ir su kokiais kitų infrastruktūrinių objektais kertasi ir kaip tie objektai koreliuoja tarpusavėje erdvėje ir laike. Galima šiek tiek pasiplanuoti toks irgi darbų planavimo įrankis, tai turime Ganto diagramą, tai čia teoriškai turėtų būti jau, čia aš dariau rugpjūčio mėnesį screenshotą, tai rugpjūčio mėnesį tikriausiai jau turėtų šitie darbai būti prasidėję, tai yra žalios spalvos, tai reiškia, kad tikriausiai būstinas nėra atnaujintas, ne? Bet tai tiesiog toks yra platus įrankis maždaug valdyti, kur aš esu su to projektu, jeigu matau, kad vėluoja, tai turėčiau teoriškai persiplanuoti. Darbų derinimas. Šita sistema irgi buvo sukurta su tokiu tikslu, kad tos įmonės bendrautų. Jeigu matai sankirtą, galėtum pasirašyti kažkokią tai komentarą, sakai, ne, jūs, pavyzdžiui, palaukite, biškime, mes čia pasidarykime savo darbas, tada jūs atvažiuokite ir darykite savo, ne? Tai parašai komentarą, gauni elektroninį raštą, kad nuo ko rašai, kokį komentarą tiesiai į tą objektą. Taip pat suprantame, kad šita sistema tikrai nėra nei Facebookas, nei Delfi, ten niekas tikriausiai nebus dienomis, ne? Bet man vis tiek kaip produktų savininkui yra aktualu tą turėti, tai aš galiu tiesiog užsiprenumeruoti, pavyzdžiui, mane dominančio objekto prenumeratos nustatymus, taip, kad galėčiau gauti informaciją arba pranešimą, kad sankirtos pradėjo, gal geometrija atnaujinta, gal atributai neatnaujinti, taip, kad arba aš galiu visiems, tarkim, mane domina visi šilumos tinklai ir kas ten su jais vyksta, tai galiu, kaip sakant, užsirezervuoti visą informacijos srautą apie visus tos objektus. Taip, rangovo aplinka ir jiems priskirtos rolės, kaip ir sakiau, kad rangovai gali prisijungti, jie matyti tik jiems priskirtus objektus, juos peržiūrėti, planuoti, keisti būsenas. Turime garantinės informacijos suvedimo tokią galimybę, tai iš asfaltuotams gatvėms galima suvesti tiesiog informaciją dabar, kad tai nebūtų tik tais kažkur aktuose, bet tiesiog matytųsi, iki kiek galioja, kas ją turi prižiūrėti. Garantinių darbų peržiūra, tai yra labai aktualu irgi kitoms įmonėms, kad jeigu matosi, kad
darbai kertasi ir su garantiniam gatvėmis, tai indikuoja, kad gali būti neišduotas leidimas kasti arba išduotas leidimas kasti su dangos atstatymo sąlygomis, kas žiauriai išbrangino projektą. Taip? Tai defektų registravimą turime ir administravimą ir turime šviesintis. Bet, kaip sakant, tokia lietuviška patarlė pasinaudosi, geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Ne? Tai aš čia trumpai įjungsiu tokį filmuką. Sveiki! Prie DEC sistemos galima prisijungti adresu dec.idvilnius.lt. Prisijungus prie sistemos, vartotojai yra rodomas Vilniaus miesto žemėlapis su savivaldybės ir kitų inžinierinių įmonių pateiktais darbų planais. Kiekvienas DEC objektas turi savo atributinę informaciją, iš kurių svarbiausia yra darbų tipas, darbų planuojama pradžios ir pabaigos datos bei vykdymo būsena. Įsijungusio darbuotojo įmonės planuojamus darbus galima matyti viršuje esančioje kortelėje darbų planai. Šį sąrašą taip pat galima peržiūrėti Gantt tipo diagramoje, kur vizualiai matosi darbų progresas laiko atžvilgiu. Objekto savininkas gali koreguoti objekto atributinę informaciją. Taip pat gali jisai peržiūrėti objekto keitimosi istoriją, prisegti dokumentus arba juos panaikinti. Taip pat galima koreguoti objekto geometriją. Vienas iš planuojamų objekto atributų yra sistemos skaičiuotas sankirtų skaičius. Identifikavimus probleminės sankirtas galima parašyti kitai šaliai komentarą, kad būtų suderinami tarpusavio darbų veiksmai konkrečioje vietoje. Apie parašytą komentarą objekto savininkai informuojami elektroniniu paštu. Įvykdžius darbą turi būti pakeičiama objekto būsena. Taip pat objektui gali būti suvesta garantinės priežiūros informacija. Įvykdytus darbus galima peržiūrėti prie baigtų darbų sekcijos, o baigtiems darbams, kuriems yra suvesta ir vis dar galioja darbų garantija, prie garantinių darbų sekcijos. Garantinių darbų lentelėje galima identifikuoti, kuriems objektams artimiausiu metu baigsis garantija. Taip pat galima suvesti ir defektų informaciją. DEC sistemoje vartotojas gali užsiprenumeruoti prenumeratą apie kitos šalies objekto pasikeitimus. Galima užsiprenumeruoti šios įvykius: sankirtų padidėjimas, geometrijos atnaujinimai, atributų atnaujinimai, nauji komentarai. Visus DEC sistemoje pateiktus duomenis galima analizuoti švieslentės pagalba. Švieslentės yra išskirstytas į dvi dalis, kurioje yra vienoje bendra informacija apie planuojamus vykdomus darbus, bei kita švieslentė skirta grynai gatvių remonto asfaltavimo informacijai pateikti. Taip, tai čia nebuvo profesionalus filmukas, čia aš neturiu komandos ir pats įgarsinau, jeigu nepastebėjo. Tai kokias buvo išmoktas pamokos, iš tikrųjų, jeigu mes, kaip sakant, čia labai gera platforma pasidalinti ne tik, kad wow, mes gerai pavarom, bet ir tos problemos, su kuriuom susiduriam, taip, nes jeigu mes susiduriam, tai labai didelė tikimybė, kad ir jūs susidursite. Pirmas dalykas, problemą sprendžia žmonės, ne duomenys. Mes iš tikrųjų labai daug skiriame pajėgumų duomenims surinkti, bet labai mažai skiriame savo energijos ir resursų tinkamus žmonės surasti, juos apmokyti, juos motyvuoti ir taip toliau. Tai šitą tikriausiai reikėtų visiems pradedant darbas, kad suraskite tinkamus žmonės ir akcentuokitės jų problemas. Duomenys taip, bet duomenys gali būti nepilni, neaktualūs ir panašiai. Ir tas problemas turi spręsti žmonės. Antras dalykas. Problemos turėtų būti sprendžiamas komunikuojant, o ne darant prielaidas iš duomenų. Nu, žinokite, aš kiek dirbu, visose kompanijose mes turime komunikacijos problemų. Tai pirmas dalykas, kaip jas spręsti, tai jas pripažinti, kad tu jas turi. Tai jeigu jau versle būna tos problemas, tai tarkim, didelėse kompanijose arba valstybinėse įstaigose tos problemas dar didesnės. Plius, jeigu tu darai tokį projektą, kur dalyvauja dar keletą šalių,
ta komunikacija visai tam paprasta. Tai žinokit, reikia surasti būdų priversti žmonės komunikuoti. Nežinau kaip, jūs turėsite tai patys atrasti. Trečias dalykas. Mes šitą projektą darėm tokiu minkštuoju keliu. Jeigu jūs paklausimėte, kokiu pagrindu dabar įmonės teikia mums duomenis, aš jums pasakysiu, jokių. Vienintelis dalykas, ką mes darėm, mes paprašėm. Tai yra, mes pasirinkome minkštą kelią. Mes neėmėme per tą dalyką. Nebuvo nei vieno administracijos direktorius rašto įpareigojančio kažką daryti. Nežinau, čia gal mano kaip asmenybės tokia pozicija, kad taip turi būti, ne? Kad mes neturime dirbti tai pagal kažkokias labai griežtas procedūras, mes turime dirbti, kad išspręs problemą. Tai pažiūrėkite, kaip šitas dalykas jūsų projektuose gali būti. Mes pasirinktam daugiau minkštą kelią. Taip, suprantame, gal ten procesą ir procedūras galėtume patobulinti. Kitas dalykas, kaip tos duomenys galima būtų palaikyti aktualius, tai duomenų viešinimas. Žinokite, aš galiu papasakoti tokį, aš biškį vėluoju, bet minutėlę dar. Duomenų viešinimas tai labai skaudi tema savivaldybei. Jūs nepasitikėsite, kad ten planuojama asfaltuotų gatvių plano viešinimui yra labai skiriama daug resursų, marketingo, aplinkos paruošimo, ten informacinio triukšmo sumažinimo ir panašiai. Šiais metais jie paleido tą sąrašą viešinti balandžio 1. Tai jo, ten jūs galite pasižiūrėti Facebook'e, kaip tas atrodo, ir ten tikrai buvo tokių neigiamų komentarų. Bet po to aš pažiūrėjau ten tas gatves, kad, taip mes turim tas visus duomenis, ne, kodėl ten vienas atkarpos parinktas, kitas neparinktas. Ir žmonėms, žinokite, būtų žymiai paprasčiau, jeigu mes visus duomenis padarytume viešus. Tai yra įpareigotų, jeigu tu matai, bet nesupranti kodėl, tau kyla labai daug klausimų. Aišku, ten labai daug tų duomenų, kur paprastas žmogus nelabai suprasta. Ne? Ten yra begalės sluoksnių, begalės duomenų, kodėl vieni ar kiti sprendimai daroma, bet manau, kad jeigu pasakai A, turi pasakyti ir B. Tai labai ačiū už šitą laiką, už mano prezentaciją, kad atėjote po pietų, nepasidžiavote. Ačiū Jums labai. Ir daugiau jokių pinigų švaistimo.